kiek pasiekiau, tai labai daug visko įnešė jaunimo centras. Ir čia ta vieta, kur žmogus gali rasti priėmimą, pripažinimą, kažkokią tai nišą, kuris gali išsireikšti, pasireikšti, arba tiesiog pabūt, pabendrauti. Jaučiu, kad žmogaus pareiga yra gyventi ne vien dėl savęs, o stengtis kuo daugiau duoti visuomeniai. Ir lankydama jaunimo centrą aš galiu tą pasiekti. Kadangi mūsų jaunimo centro kolektyvas atsinaujino, tai norisi susibendrauti, tikimės pozityviai bendradarbiauti, siekti gražių rezultatų, kad veiklos mums patiktų ir kad mes turėtumėm iš tikrųjų gražų laiką praleisti visi kartu. Šviesu, kad ir vakare, pro jo akis vien atsispindi šiluma, pasaulio sutvėrimams ir žemės kūriniams, tai širdis dalinas, žuvelės spinas vakare. Skirtumas pagrindinis tas yra, kad čia yra neformalaus ugdymo įstaiga, o neformalus ugdymas remiasi tuo, kad pats jaunas žmogus daro kažką ir nori daryti, būtent jauno žmogaus iniciatyvą. Čia lankiau savanorius ir išmokau daug. Valėm bažnyčios bokštą. Darėm apsikabinimų dienas. Iš tikrųjų, ko labiausiai išmokau, tai šnekėti priešais visus, nes kartais reikia pristatyti savo veiklą, kartais reikia su nepažįstamim žmonėm pasisveikinti, pašnekėti, paprašyti jų ką nors padaryti, kaip per maisto banką, kad jie paaukotų maisto, paprašyti gražiai. Reikia taikstytis su bet kokiais žmonėms, išmoksti tolerancijos, netgi kai tave pasiunčia labai toli ar negražiai išvadina, tiesiog išmoksti šypsotis ir pamojuoti ir padėkoti, kad atsakė. Labai sveikinu visus tos veiklius žmonės, kurie kažką bando daryti, nori daryti, gal kartais atsimuša į kažką. Labai noriu palinkėti, kad jūs, jaunimo centras, šitie jauni žmonės, įsijungtumėt į organizuojamas mieste šventes bendras, kad jūs rastumėt savo vietą čia. Jūs būtumėt pirmieji pagalbininkai.